Sveiki. Kągi, pasiruošimas kelioniai tęsiasi. Šį kartą atsivežiau Krygos krepšiuką, šiaip skirtą papildomam kūrui transportuoti. Reikia sugalvoti sprendimą vandens transportavimui. Ir aš esu su motociklu Decathlon ir kas man labai patinka. Žiūrėkit, Decathlonas turi dedikuotas vietas motociklam parkuoti. Daug čia visko yra, turbūt visi žino Decathloną, bet pasižiūrėkime, ką galima rasti, kas liečia gertuvės. Kažkur buvau matęs, kad jos yra sudėtos. Va. Nu va, kažkokie yra buteliukai. Idealiu atveju norėčiau 3 litrų, bet įdomu, ar šitokį sutalpinsiu 3 litrus. Bet pabandom pasimatuoti, ne? Gerai, pradėkim nuo litro. Du litrai telpa. Būtų gerai biškį didesnis, ne? Tai čia buvo litras, pabandom 1,5 litro. 2 vienetus sudėt. Netelpa. Nieko gero nesigauna. 2 po 1,5 netelpa, 2 po litrą telpa, bet po litrą biškį yra mažoka. Tai yra, norėtųsi, kad efektyviau krepšiukų išnaudot, kad jie būtų aukštesni. Tai gal turite idėjų pasiūlymų, kur galima gauti 1,5 litro siauresnius ir ilgesnės talpas vandeniai. Nieko nepešęs šį kartą. Ieškosiu kitų variantų. Tik iš bėdos man tinka 2 litrai, vandens reikės nemažai per dieną, tai žiūrėsim, kas čia. Jeigu nieko geriau nerasiu, grįšiu atgal, pasimsiu litrinius buteliukus. Trumpas update, kaip sekasi man ieškoti žemėlapio laikiklio. Ir radau va tokį daiktą. Turbūt dalis iš jūsų žinot, kas tai yra. Iš esmės tai yra dviračio žemėlapio laikiklis, kuris būdavo naudojamas arba yra naudojamas dviračio orientacinėse MTB. Tai tokį daiktą aš turėjau. Pasirodys pas mane jau guli kokie turbūt 10-15 metų. Ir čia galėtų būti vienas iš sprendimų, kaip naviguoti su popieriniu žemėlapiu. 25x25 užsispaudžia kraštai, levelė ant viršaus užsideda, tai gaunasi, kad neturėtų labai sušlapti. Ir kitas dalykas, sušlapimas nėra tiek aktualu, kadangi gana dažnai reikės keisti. Dabar pagrindinė problema su šito daiktu yra, kad jo vizualiai atrodo ne kažką. Ir kitas dalykas, kad jeigu aš įdėsiu į čia pakankamai smulkų žemėlapį, kad matytųsi smulkesni keliai, tai įsivaizduokit, čia bus turbūt kokie 20 km. Tai jeigu aš per dieną važiuosiu, tarkim, 200-250 km, tai man čia reikės 10-12 kartų perdėti kiekvieną kartą žemėlapį į kitą. Tai įmanomas variantas atsispausdinti 25 cm 25x25 žemėlapius ir juos naudoti navigavimui. Dar negavau atsakymo dėl roadbooko, užklausą parašiau, tikiuosi gausiu atsakymą ir galėsiu priimti galutinį sprendimą, ką su tuo darau. Tai tiek, kalbant apie žemėlapio laikiklį. Kągi, pratęsiant žemėlapio ir navigavimo temą, pasiruošimą kelioniai, sekantis labai svarbus momentas yra pats navigavimas. Žemėlapis klausimas dar sprendžiamas, laikiklis klausimas sprendžiamas ir reikalingas kompasas. Tai padariau namų darbus, pasižiūrėjau,
kokie kompasai buvo naudojami 80 metais. Tai buvo kariniai, turistiniai, jūriniai kompasai ir geologiniai. Tai kalbant apie turistinius kompasus, buvo paminėtos 3 kompanijos. Tai yra Silva, Sunta ir Rekta. Tai pasigūglinus daugiau, pasirodo Sunta ir Rekta kompanijos susijungė 1996 metais. Tai lieka pasirinkimas tarp Silva ir Sunta. Ir vienas populiariausių modelių Sunta buvo MC2, kuris jau nuo tų metų pradėjo eiti. Tai užsisakiau kompasą prieš kelias dienas, pasižiūrėkime, ką mes čia gavome ir kaip tai atrodo. Vėlgi, svarsčiau apie karinį kompasą, kuris atrodo gražiau, sakykime taip, bet jisai nėra toks stabilus ir toks tikslus. Tai yra, reikia šiek tiek daugiau laiko, kad sukalibruoti, ir nusprendžiau, kad vis dėlto geriau įsigysiu orientavimosi turistinį kompasą, kuris bus man ne tik šiai kelioniai, bet ir tiesiog turėti gerą, kokybišką kompasą. Tai Sunta MC2. Pasižiūrime, kągi mes čia turime. Tiesąkant, kompasą aš turėjau irgi labai panašų, bet jeigu pirkti iš armijai ir civiliam turbūt šokius 10 eurų, tai manau atėjo laikas tiesiog įsigyti gerą daiktą. Tai kaip atrodo. Labai kokybiškai padarytas, lyginant su mano senuoju kompasu. Tikrai. Įdomu, kiek iš jūsų vis dar žino, kaip tokį daiktą naudoti. Kadangi buvau kariuomeniai, su kompasais teko nemažai dirbti ir naviguoti, tai man kaip ir viskas yra aišku. Bet vis tiek, tas įgūdis jau šiek tiek primirštas. Kelionė bus įdomu pasikartoti. Tiesą sakant, kompaso kelionė nelabai reikia, jeigu tiksliai važiuoji pagal maršrutą. Bet vietomis kažkur nuklydus šiek tiek į šoną, arba bandant atsirinkti kelių sankryžoje, tai vis dėlto iš kurios pusės privažiavai ir panašiai, kompasas gali praversti. Tai kaip žinot, telefoną neturėsiu. Pabandysim tą dalyką padaryti naudojant kompasą. Sekantis momentas yra apranga. Galvojau, su kokia apranga važiuoti į kelionę. Ir pradėkime nuo šalmo. Taip, galiu važiuoti su ADV šalmu. Jį turiu ne vieną, bet tai nebus vėlgi įdomu. Ir tiesą sakant, 80 metais ADV šalmo tokio, kokį mes turime dabar, technologiškai pažangų, nieks nenaudoja. Tai šiek tiek irgi pasigūglinau, pasižiūrėjau, kokie yra galimi variantai, ir man užkliuvo HJC, HJC šalmai, ir jisai vadinasi berods V60. Štai va taip atrodo šalmas. Galima pasirinkti ir kitas spalvas, tai galvojau, toks netinka, ir rinkausi realiai tarp arba vientisos spalvos, vienos arba tokį. Tai ilgai svarsčiau, nes man labiausiai žiūrėjosi vat šis variantas su snapeliu, arba šis variantas, ir dar taip pat galvojau apie visiškai baltą. Juodas irgi atrodo patraukliai, bet primečiau, kad nuotraukose netrodys taip gražiai, nes trūksta kontrasto. Va šitos skylutės esančios ant šalmo priekio nebus labai vizualiai gražiai atrodančios, todėl rinkausi tarp balto. Ir toks gal per daug nuobodus yra, tai nusprendžiau vis dėlto, kad reikia turbūt rinktis va šį variantą, ką jau buvau įdėjęs Instagramą, kas matė galbūt jau. Ir šis variantas, manau, turėtų atrodyti visai cool. O prie šalmo norėjau akinių, ir man
pažadėjo gauti akinius. Vat dabar irgi rinkausi. Krasta turi tokį variantą. Raudonį. Ir neturi vietoje, bet sako, galbūt išeitų gauti va tokį variantą. Tai pasirinkau šiuos. Tai manau, kad šie akiniai ir va šis šalmas turėtų visai gerai atrodyti. Šalmą beje matavausi M dydį bike shop'e. Tokios spalvos jie neturėjo, bet dydis buvo tinkamas. Tai paprašiau, kad užsakytų, sakė 2 savaičių bėgį turėtų gauti. Kaip matot, pasiruošimas po truputį juda. Klausimai, kurie dar yra atviri ir neišspręsti, tai yra vandens transportavimas. Iki galo, jeigu turite kažkokių pasiūlymų ir idėjų, kaip tą dalyką būtų galima padaryti, originaliau ir įdomiau, lauksiu komentaro. Sekantis momentas yra dar neatsakyti iki galo dėl roadbooko. Laukiu atspausdinto roadbooko žemėlapio, pasižiūrėsime, kas iš to išeis. Sekantis momentas yra kelnės, batai ir striukė bei bagažas ir bagažo turinys. Taip pat fotoaparatas, juostinis fotoaparatas irgi padarysiu atskirą video, nes ten irgi yra niuansai, ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis fotoaparatą tokiai kelioniai.